Dauguma žmonių mano, kad jie iš pagrindų sprendžia savo problemas. Ir jie yra iš dalies teisūs. Vis tik dažniau žmonės sprendžia tik tai, kas mažiausiai skauda - problemos paviršių. O kas jeigu tikroji tavo problemos priežastis tau jau seniai yra žinoma, bet tu ją apeini, ignoruoji, nustumi į šoną. Žmogus neignoruoja tikrųjų savo problemų todėl, kad yra per silpnas. Jis jas ignoruoja todėl, kad pamatinės problemos reikalauja aktyvaus pokyčio, ne paviršinio pakeitimo ar valios pastangų. Žmogus gali metus dirbti su savimi, bet jausti tą patį vidinį užstrigimą. Ir ne dėl to, kad netinka specialistai ar metodai, ne todėl, kad niekas tam žmogui neveikia. Dažniausiai todėl, kad žmogus paprasčiausiai dirba ne su tuo, su kuo reikia. Kaip tai atrodo realiame žmogaus mąstyme? Štai du labai dažni pavyzdžiai. Žmogus nori pasikelti savivertę, bet neišsigrynina, kas vis tik slypi įprotyje save vertinti taip, kaip tai daro ligšiol. Žmogus trokšta labiau savimi pasitikėti, bet neanalizuoja, kas glūdi toje vidinėje tikėjimo sistemoje. Kaip ji neveikia, arba kaip tik veikia pernelyg gerai. Šiame vaizdo įraše sužinosi, kaip atskirti simptomą nuo priežasties. Kodėl protas dažnai klaidina net pačius sąmoningiausius žmonės. Kas iš tiesų keičia vidinį konfliktą, o ne jį užmaskuoja. Jei tau aktualu atrasti aiškumo, o ne greitus atsakymus, užprenumeruok šį kanalą. Tai kogi tau reikia? Pamatyti, ką tu nuolat apeini ir suprasti, kodėl tai darai. Čia žmonės pasuka dviem keliais. Pirmasis – ieško trumpalaikio palengvėjimo čia ir dabar. Tikisi emocijų sureguliavimo iš išorės arba fenomenalaus pokyčio be naujo suvokimo integravimo. Antrasis kelias – toleruoja naują kartais nemalonų susiformavusi suvokimą. Pripažįsta vidinę konfrontaciją ir aktyviai dirba ties ilgalaikiais pokyčiais. Pirmasis kelias leidžia trumpam pasijusti geriau. Antrasis leidžia ilgiau gyventi geriau. Jeigu jautiesi sąmoningas ir linkęs įsipareigoti savo pokyčiui, bet vis dar tarsi esi užstrigęs, šis vaizdo įrašas būtent tau. Sistema, kuri veikia, susideda iš 3 komponentų. Pirmasis žingsnis – atpažinimas. Stebėti, kur problema kartojasi ir savęs paklausti, ką bandau tik pataisyti, bet ne iš pagrindų keisti. Kokį matau dėsningumą. Simptomas tai yra tai, ką bandau sureguliuoti. Priežastis tai, ką bijau keisti. Antrasis žingsnis – konflikto suvokimas. Suprasti, ką jauti ir ką supranti. Pamatyti, kur proto sprendimas prieštarauja vidiniai jausenai. Protas visada renkasi sprendimą, kuris leidžia likti tuo pačiu žmogumi be didelių vidinių kaštų. Trečiasis žingsnis – pokyčio kryptis. Iškelti savo klausimą ne ką daryti, o ko galimai nebedaryti. Fokusuojantis ne į vidinį savęs spaudimą, o į vidinį leidimą savo keistis. Vidinis konfliktas sprendžiasi, kai adresuojami jausmai, kurie jį ir sukūrė. Tai yra, kai išsiaiškini, kur jausmuose glūdi problema, ne prote. Tai štai sistema. Kai sujungi atpažinimą, suvokimą ir kryptį, pokytis tampa stabilesnis ir solidesnis. Tau nereikia tapti visiškai kitokiu žmogumi. Tau reikia nustoti bėgti nuo to, koks esi jau dabar. Tu galimai ieškai dar vieno išorinio sprendimo, kai tikėtina, kad reikia pradžiai vidinio pripažinimo. Dažniausios klaidos. Kai tikimasi labai greito ir malonaus pokyčio. Kai mėginama keisti jausmus be suvokimo, kokią funkciją šie atlieka. Kai neįsipareigojama pokyčiui prieš save patį ir skubama. Ką daryti vietoj to? Pirma, padirbėti su savo lūkesčiais. Taip išvengiant meškos paslaugos prieš save patį. Antra, leisti savo suvokti senus dalykus naujai, o juos suvokus integruoti į savo gyvenimo rutiną pasirinkimus. Trečia, toleruoti diskomfortą pokyčio metu.
Jis tiek nežaloja, kiek mes leidžiame savo prisifantazuoti. Tikroji žmogaus problema dažnai net nėra paslėpta. Ji tiesiog nepatogi. Jei manai, kad pribrendai dirbti kartu, visi kontaktai aprašyme. Iki.